Nu, labas vakaras, mano meilės. Jūs turbūt galvojate, kad aš pamiršau apie mūsų skaitimą. Aš nepamiršau. Aš esu Italijoje, man komandiruoti ir kai man komandiruoti, tai prie mano mankštų, prie Instagramo ir dar prie visų kitų darbų, pas mane dar yra nuolatinis darbas ieškoti gražių drabužių, outfitukų, juos derinti, daryti fotosesijas, laivus, reelsus. Ir dar reelsai į Instagram kiekvieną dieną yra reikalų. Tai nepykite, aš grįžau, nežinau ant kiek, bet grįžau. Šiandien skaitysime iš lovos, aš jau einu miegoti. Ir aš jums papasakosiu toliau, kas vyko mūsų knygoje. Sulaukę 50, dauguma pradedame suprasti, kad laimė būna ne tik vertikali, bet ir horizontali. Nekalbu apie drybsojimą ant sofos su pakeliu traškučių, turiu galvoje, kad norint būti laimingai, visai nebūtina nuolat kopti aukštyn, kur pagalais ir bekopti, jeigu jau esi viršukalnėje. Pameni mūsų tą praeitą temą, kai 50 tu tarsi užlipi į viršukalnį ir gali iš ten pasižiūrėti žemyn į visą savo gyvenimo panoramą. Tačiau ir skubėti leistis žemyn neverta. Galima pabūti ten tiek, kiek norisi. Juk ne visi gyvenimo kalnai yra smailė gūbriai. Vat nežinau šitą žodžių, smailė gūbriai. Čia reiškia kalnas va toks, ane? Kai kurie iš jų yra plokštikalniai, kai yra plokštuma viršui. Galima po juos tiesiog pasivaikščioti, nes štai kas įdomu. Kol kopi į viršų, nematai nieko aplinkui, tik viršūnę, kurią nori pasiekti. Kai pradedi leistis, tuo labiau nieko nematai, nes žiūri po kojomis, kad nesukluptum ir nenusiristum žemyn greičiau, nei norėtum. Bet kai esi viršūnėje, gali sau leisti tiesiog pabūti, ištiesti kojas ir apžvelgti visą prieš akis atsiveriančią panoramą. Ir štai ką aš atradau vaikštinėdama po plokštikalnį. Išmokau skirti laiko savo ir supratau, kad praleistas su draugais ar šeima, jis yra nemažiau svarbus nei tas, kurį anksčiau skiriau darbui. O juk dar prieš kelis mėnesius galėjau gyvą save sugraužti, kad per visą savaitgalį, tik pamanykite, taip ir neprisėdau prie kompiuterio. Vyras, nors dabar jam tenka dirbti kiek daugiau, tiesiog džiūgauja aiškindamas, kad iš piktos burbeklės pagaliau virtau visiškai normalią ir netgi seksualią moterimi. Randu laiko išklausyti dukros meilės istorijas ir padiskutuoti su sūnumi apie politiką. Mano namuose pagaliau pradėjo augti gėlės, kurios iki šiol vos vegetavo. Kas išgyvento laistamas kartą per mėnesį. O tie draugai nesijaučia kalti, kad atitraukė mane nuo darbų. Pradėjau medituoti ir daryti jogos pratimus. Kartais netgi skiriu laiko papildomoms anglų kalbos pamokoms. O svarbiausia, dabar rašau tik tai, kas man pačiai įdomu, o ne tai, ko iš manęs tikisi žurnalo redaktorė. Kodėl negalėjau viso to daryti būdama 40? Dėl labai paprastos priežasties. Tuomet turėjau ne tik kur kas daugiau ambicijų, bet ir kur kas daugiau įsipareigojimų. Galbūt nesu tipiška, bet vis dėlto manau, kad toks pokytis ištinka daugelį 50-mečių, nes tai yra etapas, kai pagaliau užauga vaikai. Kai kurie jų jau būna palikę gimtąjį lizdą, kai kurie galbūt dar tebėra paaugliai, bet šviesa tunelio gale vis tiek matyti. Bent jau laiko požiūriu nebesate pririšta prie jų būrelių, darželių, mokyklų. Nebereikia galvoti, su kuo jos palikti išeinant pavakaroti su draugėmis ir kaip reikės vienai užauginti, jei tektų išsiskirti su vyru. Bankų paskolos tokiu metu paprastai jau būna atiduotas arba tas terminas artėja į pabaigą, o santaupos pakankamos, kad nenumirtumėm badu susidūrusi su laikinais fiziniais sunkumais. Tiesą sakant, ir poreikiai jau būna šiek tiek apmažėję, nes pajuntame, kad ramus pasivaikščiojimas miške su šunimi teikia ne mažiau džiaugsmo nei dar vieną naują suknelę. O svarbiausia, nieko nekainuoja. Sumažėjus atsakomybių naštai, pagaliau galite daryti tai,
kas išties teikia jums malonumą, o ne tai, ko iš jūsų tikisi kiti. Aš, kai žiūrėdavau į tokio amžiaus žmonės, aš kažkaip niekada negalvodavau apie tą jų amžių, jie buvo vyresni, žinai, vis tiek aš buvau jauna, kai žiūrėjau tokius ir aš galvojau, blecha, kokie laimingi žmonės, žiūrėk, vaikai jau didelė, ne? Yra dažniausiai būtas, yra jau sodas arba sodyba, arba, nežinau, koks butukas prie jūros, yra geros mašinos. Ir kažkaip jie tokie visi, žinai, aprūpinti ir taip man stabiliai viskas atrodė ir taip jauku ir taip gera, kad va tas būtent rezultatas tavo kopimo į tą kalną. Nes iš tikro, mes kol baigiam mokyklą, mums reikia būtinai kažkur įstoti į univerą. Jeigu tu neįstosi, tai tu loseris. Taip pat tu niekur neįstoji. Pas mus, žinai, koks buvo klausimas po mokyklos, kai sutinki savo klasioką. Ar tu kur nors įstoji? Klausimas. Taip, man atrodo, ar tu durna, kaip tu gali klausti, ar aš kur nors įstoju. Taigi kiekvienas žmogus turi žinoti, kur jisai nori įstoti ir ką jisai nori gyvenime veikti, o ne kur nors, kur priims. Bet aš po to su metais supratau, kad, žinok, daugumos istorija yra, kad jie įstojo kažkur, kur nors. Nes tikrai pasirodo mažas procentas žmonių, kurie žino, ko nori ir žino, ką jie darys ateityje. Ir dėl to studentai, tai buvę moksleiviai labai blaškosi, labai kankinasi, kol save ieško. Po to tau būtinai reikia susirasti porą, su kuria tu gimdysi vaikus. Tai būtinai patikima partnerė, tokį, su kurio tau bus pakeliui. Kokia didelė atsakomybė, nuo ko gimdyti vaikus, nes kaip mes žinome, kiek yra skyrybų, tai dažniausiai mes pasirenkam ne tą partnerį, su kurio reikėjo gimdyti vaikus ir labai gailimės. Po to tos vaikus užauginti tinkamai, kad jie būtų padorų žmonės ir kad jie dar būtų laimingi, kad jie padarytų namų darbus, Dieve, nekenčiu mokyklų, kad jie būtų nuvežti į darželį laikų, į būrelius, kad jie turėtų dar kažkokius hobius, kad jie turėtų kažkokius užsiėmimus, kad suprastų, kas jie yra ir ko jie nori užaugę būti. Tada užsidirbti būtų arba namui, jeigu niekas nepaliko, nei močiutė, nei tėvai, kaip, pavyzdžiui, mūsų su vyru atveju, mums niekas nieko nepaliko, tai turėjom paskolą pasiimti pirmus namus, pirmus namus išsimokėtinai. Tai netiesa, kad 50 paskolos baigėsi, ne? Nes aš paėmiau, man buvo 35, aš nepamenu tiksliai, ar 36, kai aš paėmiau paskolą pirmam būstui, tai man atrodo davė kokiem 30 metų. Tai aš kai išeisiu pensiją oficialiai šiam 5 metų, kaip pažadėta, tai tada aš būsiu sumokėjusi už tą būstą. Tai antiek daug visokių įsipareigojimų, dar aš būtinai žūtbūt turėjau tapti, žinoma, dizainerį, nedaug dievė netapsiu. Turėjau padaryti didingus kolekcijų pristatymus. Tada man nusibodo šitas, matai, aš tada pasimečiau viduramžių krizį ir supratau, kad jau pasirodo tapti dizainerį nėra mano gyvenimo misija ir tikslas. Aš tada sirgau depresiją. Ir tada ieškojau savęs ir dabar aš radau save kaip verslininkė, aš dabar kuriu verslą. Ir tapybą atradau, ir aš tapau, ir Instagramą atradau, ir dabar aš influencerė, ir treniruotės pradėjau daryti, ir tapau trenerė. Kiek visko reikėjo padaryti. Ir aš nežinau, ar aš esu dar, pavyzdžiui, viršui to kalno, nes man atrodo, kad aš dar kopiu. Bet ką aš išmokau po 40 ir apie ką autorė kalba, tai aš išmokau pabūti ir pasižiūrėti, kas padaryta ir kaip aš jaučiuosi, pažiūrėti tą panoramą visą. Va dabar aš žiūriu į panoramą ir man negėda. Ir man negėda, ir man gera už tą praeitą kelią. Bet autorė dar turi mums užduotis. Būtinai pasidarykite namuose namų darbai skaitytojam. Užduotis – būti čia ir dabar. Nelygindama savo vyro, darbo, socialinės padėties, išvaizdos su kitu, tiesiog įvertinkite, kaip jaučiatės, remdamasi nuo 1 iki 10 balų sistemą. Pirmas klausimas. Ar jūs tenkina darbas, ar jis įdomus, padeda panaudoti gabumus, ar teikia džiaugsmo? Užsimerkiam, pagalvojam apie savo darbą, ar atitinka, ar įdomus, padeda panaudoti gabumus, ar teikia džiaugsmo. Antras. Ar tenkina santykiai su kitais žmonėmis, ar užtenka jų rodomo dėmesio?
skanuojam artimus, draugus, giminę, bendradarbius. Trečias. Ar jūsų pajamos yra pakankamos, kad jaustumėtės saugiai? Irgi pagalvojam, nes mano vaikystės saugumas buvo numeris 1. Mano tėvas padarė mums labai negražią situaciją, aš pasijutau labai nesaugiai keletą kartų gyvenime, kada priklausiau nuo savo tėvų ir mes visi priklausom nuo mano tėvo. Ir man tas nesaugumas įlindęs į mane taip giliai, kad aš, būdama maža, pasirinkau kitą profesiją, ne tapybą, nors aš labai gražiai piešiau nuo vaikystės, aš buvau labai gabi dailininkė, bet nepasirinkau šito, nes tai buvo nesaugu. Nes paveikslus tu iš pradžių turi sukurti labai daug, kad po to parduoti ir ne faktas, kad tu parduosi, vieną mėnesį parduosi, kitą ne. Bet mano tėtis man parodė pavyzdį, kad saugumas yra pirmoje vietoje ir aš pasirinkau drabužių dizainą, aš pasirinkau kurti suknelės, o ne paveikslus dėl to, kad ten iš karto yra paklausa, kad tu kuri iš karto pagal užsakymą. Ir tik po 20 metų dabar, kai praėjo, aš suprantu, kad aš jau galiu nerti į tapybą. Tai aš laukiau daugiau negu 20 metų, nes baigiau dailės akademiją dar ir daugiau, kokie 25 metai, kai aš laukiau, kol aš kažką darysiu pagal savo pašaukimą. Tai va, ar jūsų pajamos yra pakankamos, kad jaustumėte saugiai? 4. Ar galite skirti tiek laiko savo, kiek norėtumėte, savo pomėgiams, savo palepinti, tobulėti? Ir kai pagalvojam, kiek laiko realiai skiriate savo, jūs dabar juoksitės, niekam nepasakokit, niekam nesakykit. Aš dabar nusprendžiau nebegerti alkoholio vėl. Aš ten po 30 dienų negeriu. Žinot kodėl? Nes nelieka laiko mano pomėgiams. Nes vakarais po darbo, kai aš būnu nusikalusi ir pavargusi, aš noriu išgerti vyno arba proseko arba kokteilio ir atsipalaiduoti. Kai aš tai padarau, aš po to negaliu daryti nei skaitimų, nei kažkokių reelsų, nei jokios kūrybos nelieka, o pas mane va tiek yra reikalų, ką aš noriu daryti. Tai aš nusprendžiau, pavyzdžiui, eliminuoti alkoholį, kad galėčiau daugiau laiko būtent savo tobulėjimui. Jūs galite kažką kitą išimti, gal jūs, nežinau, gal jūs serialus žiūrit, nežinau, kažką pagalvokit. 5. Ar esate patenkinta savo fizinę savijautą ir sveikatą? Va čia ačiū Dievui, ačiū Dievui, ačiū Dievui, ačiū Dievui. Aš esu patenkinta. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš pradėjau mankštas kiekvieną rytą daryti, tai mano sena svajonė, jau greitai bus metai. Ir jūs patikėkit, merginos, aš jaučiuosi daug geriau. Aš jums nemeluoju, čia ne marketingas. Aš taip gerai jaučiuosi po mankštų. Aš jų nenoriu daryti kiekvieną rytą. Noras neatsirado daryti mankštas, bet pojūtis po mankštų. Aš tapau tokia stipri, aš psichologiškai net atsparesnė tapau, ne tik fiziškai. Tai jūs pagalvokite, ar patenkinta savo fizinę savijautą ir sveikatą. Jei bendra balų suma viršyje 30, jūsų gyvenimas yra visiškai neblogas. O dabar žvilgtelėkite, kam skiriate mažiausiai balų ir pabandykite tai pakeisti. Tik sakau dar kartą, keiskite ne tai, į ką jūsų draugės baksnuoja pirštu, o į tai, kas iš tiesų netenkina. Tai čia buvo 5 klausimai, primenu. Darbas, santykiai su kitais žmonėmis. 3. Pajamos ar saugios. 4. Ar skiriate laiko savo tobulėti ir pomėgiams. Ir 5. Ar esate patenkinta savo fizinę savijautą. Jeigu ką, atsukit video atgal ir atsakykite šitą klausimą ir pažiūrėsim, kiek surinksite balų. Tai jeigu 30 ir daugiau, tai jūs laimingos. Ir, pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, kas silpnuoja mano grandis čia, tai santykiai su kitais žmonėmis, ar užtenka jų rodomą dėmesį. Man ilgai neužteko, aš ilgai jaučiausi vieniša, nes vis nerasdavau savų žmonių. Bet kai aš atradau tiek pomėgių ir aš radau Instagramą ir aš turiu dabar tiek sekėjų, tiek kontaktų, tiek bendravimo, kad ir tą patį sakau, tapyba ir mano, nors pas ne kiti dalykai turbūt užgožė tą asmeninį bendravimą ir tiesą sakant, jeigu man kas nors paklaus, ar aš norėčiau praleisti laiką su draugais dieną, ar aš geriau paskaityčiau knygą, nutapyčiau paveikslą ir nufilmuočiau reelsus, aš rinkčiausi dabar veiklas, o ne kažkokį tiesiog bendravimą. Gražiaus vakaro, jeigu klausėte vakare kaip aš, ir iki kito skaitimo.